Romiečiams 13, nuo 1 iki 7 eilutės, aš perskaitysiu. Kiekviena siela tebūna klusni aukštesniems valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos. Todėl, kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai, kurie priešinasi užsitraukia teismą, nes valdininkų bijoma negera darant o blogą. Nori nebijoti valdžios, daryk gerą ir susilauksi iš jos pagirimo. Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui, bet jei darai blogą, bijok, nes jis ne veltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia, įvykdydamas rūstybę darantiems piktą. Todėl reikia paklusti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl ir mokesčius mokate, nes anie yra Dievo tarnai, nuolatos tuo užsiimantis. Atiduokite visiems, ką skolingi, kam mokestį, mokestį, kam muitą, muitą, kam baimę, baimę, kam pagarbą, pagarbą. Tai yra Dievo žodis. Dieve, dėkojame tau už žodį, dėkojame už tavo tiesą, dėkojame Viešpatie už tavo mokymą. Prašome, kad tu padėtum mums jį priimti, Viešpatie, padėtum mums jį suprasti, padėtum mums jį pritaikyti, Viešpatie, padėtum pamatyti čia ir ne tik įstatymą, bet Viešpatie ir Evangeliją. Viešpatie, padėk matyti malonę, kuri ateina iš tavo, Viešpatie, tiesos per tavo žodį, Viešpatie, ir mūsų širdims. Dieve, pamaitink mus šiandieną savo gyvybę žodžiu, kad Viešpatie tikrai būtume pamaitinti, stiprus ir pasiryžę, Viešpatie, aukoti savo kūnus, savo gyvenimus, kaip tau patinkančią, tau pridarančią auką. Dėkojame ir meldžiame Jėzus Kristaus vardu. Amen. Tai pamokslo pavadinimas iš esmės yra krikščionis, valdžia ir maištingos dvasios pavojus. Jeigu tai pasižiūrėti šitą ištrauką, jinai pastaruoju metu sukėlė labai daug tokių pasipriešinimų arba sukėlė tam tikrų vaidų, ginčų ir iš esmės daug neapykantos susiskaldimų įvyko būtent analizuojant ir interpretuojant šitas 7 pirmas Romiečiams 13 skyriaus eilutes. Iš esmės, tie neseniai įvykiai, COVID pandemijos, tie įvykiai visame pasaulyje atskleidė tokias paslėptas ar nepaslėptas ar akivaizdžias tironiškas tendencijas, tuos visus laisvės ribojimus arba vyriausybių peržengiančių savo įgaliojimų ribas, nesažiningi įstatymai, cenzūra ar vieša veidmainystė. Mes vis dar gyvename tą tokį politinį, civilinį gyvenimą, kur tos idėjos iškyla ir sukelia tam tikrų klausimų ir didelė dalis iš mūsų krikščionių yra neatsakę tam tikrus, ne visus klausimus ir kartais nežinome, kaip elgtis, kurioje vietoje paklusti, kaip neperklūsti per daug, ar kaip nenusižeminti per daug, ar per mažai. Ir istoriškai žiūrint, labai daug bažnyčių prarado savo narių, labai daug bažnyčių skilo į įvairias bendruomenės. Tie, kurie buvo tokioje vienybėje šituo klausimu, išsiskyrė, atsiskyrė, savo poziciją išreiškė, išsakė, parašė knygų, išleido podcastų, žodžiu, šita tema. Keli metai jau yra pripildytas iš tiesų internetas ir nuomonės nėra vienareikšmiškos. Tai iš tiesų tas dalykas yra pakankamai jautrus. Tas dalykas iš tiesų turi būti atsargiai vertinamas ir aš galvoju, ne veltui Paulius tą dalyką iš viso iškelia, žinodami, kad viena pusė piktnaudžiauja, kalbėdami ir ne, kad iš tiesų kiekviena siela turi būti visapusiškai, visokiojopai ir absoliučiai klusni valdžioms, o kiti sako, bet jeigu valdžia yra nepaklusni Dievui, mes privalome priešintis ir maištauti prieš valdžią. Ir mes atsidūrėm dviejose tokiose pusėse ir dviejose neteisingose supratimuose. Iš esmės, jeigu
žiūrėti į kontekstą, į tekstą, tai Paulius neatsakinėja į tą klausimą. Bent jau aš esu įsitikinęs, kad Paulius nebando iškelti klausimą, kiek galiu aš nepaklūsti, iki kokio lygio mano nepaklusimas yra tinkamas ar netinkamas. Jisai veikiau kalba apie klausimą, kuris skambėtų taip, kokios dvasios turėtų būti mano širdis arba kokiu principu turėčiau vadovautis žvelgiant į valdžią. Iš esmės jisai kalba daug daugiau apie širdį, negu apie tai, kiek galima, kiek reikia, kiek yra validu paklusti ar nepaklūsti vyriausybei, kad ir kokia ji bebūtų. Jeigu taip trumpai pažiūrėti tą kontekstą, kurį mes jau minėjome apie Romos bažnyčios, kuriai rašo Paulius situaciją, tai mes galime pradėti įžvelgti šito teksto pagrindą ir pamatą. Atsimenat, kalbėjome, kad buvo tam tikrus politinis arba grupinis susiskaldimas toje bendruomenėje. Buvo Romos bažnyčia, kuri buvo sudaryta stipriai iš pagonių ir stipriai iš žydų. Ir miesto kontekstas buvo toks, kad iš Romos išvaryti buvo žydai ir jie staiga sugrįžo. Ir jie, kai sugrįžo, jiems yra problema toje bendruomenėje, nes bendruomenė iš esmės yra pagoniška, paklūstanti Romos valdžiai, jie yra žydai, jie turi savo įstatymą, jie ateina į naują kontekstą, jie dar ateina su nuoskaudom, kadangi jie buvo daug metų, kelis metus išvaryti iš miesto ir dabar sugrįžta ir sako, šita valdžia perlenkia lazdą, kaip mums elgtis. Tai visas ta etninė įtampa grįžusių žydų, krikščionių, esančių tenai pagonių, kurie vadovauja, tame kontekste mes turime skaityti šitą laišką ir tą kontekstą labai patogu ir labai naudinga yra pritaikyti tiems įvykiams, kurie vyko prieš kelis metus visame krikščioniškame pasaulyje. Iš esmės tie klausimai išlieka, klausimai, lojalumo klausimai. Kam mes privalome paklūsti? Ciesoriui ar Kristui? Ar tie dalykai yra priešprieša viena kitam, taip ar ne? Nes iš esmės žydų tikintieji tuo metu kovojo su paklusimo tai svetimai jiems valdžiai, valdovui, kurie yra priešiškai, buvo nusiteikę bent jau jų etniniai mažumai. Pagonys tikintieji kaip tik vadovavosi tam tikrų liberalizmo suvokimu, kad įstatymas yra mums nereikalingas, mes gyvename politeistinėje, polimonarchinėje sistemoje, ateina vienas ciesorius, kitas ciesorius, visiškai nesvarbu yra laikytis jokių taisyklių ir principų. Tai mes turim tokias dvi karštas labai grupės vienoje bažnyčioje, kurias Paulius jau nekartą adresavo ir dabar jis vėl sugrįžta prie tam tikro klausimo, kuris mums nusako ir nurodo, kad sukelia nesantaiką bažnyčioje. Ir kai mes liečiame šitą temą ir pritaikoma ją šiandieniniam kontekste, mes turime žiūrėti būtent iš tos perspektyvos. Santaikos ir vienybės ir darnos bažnyčioje kontekste. Ne iš to, kaip krikščionis pavienis asmeniškai įsitikinęs vienaip arba kitaip turi reaguoti į valdžią, kad ir kokia bebūtų, kad ir kokiame amžiuje begyventų, bet kaip su ta valdžia krikščionis turėtų gyventi taip, kad jų tikėjimas, jų garbinimas, jų evangelizacinė veikla nebūtų iškreipta, kad jų liudijimas nebūtų sugadintas ir kad jie galėtų sugyventi taikiai prie bet kurios valdžios. Bet kuriame kontekste, bet kuriame amžiuje ir bet kokioje situacijoje. Taigi, iš esmės, Paulius nerašo tam, kad apibrėžtų valdžios paklusnumo detalės. Mes tai negalim per daug įsigilinti. Jisai rašo tam, kad formuotų krikščionišką dvasią ir sąžinę. Jisai rašo tam, kad formuotų teisingą suvokimą apie bažnyčios nuostatą, gyvenimą kontekste. O kontekstas iš tiesų liečia valdžios ir tvarkos ir įstatymų detalės, bet principas yra gyvenimas ir esmė yra bažnyčia. Taigi, jisai rašo tam, kad apsaugotų bažnyčią valstybėje, jisai rašo tam, kad krikščionis galėtų tinkamai vykdyti savo pašaukimą tame kontekste, kokie jie yra. O tarp kitko, dar atkreipkite dėmesį, kaip Romiečiams 13 skyrius
yra susijęs su Romiečiams 12 skyriumi, kur Paulius rašo apie proto atsinaujinimą, apie dvasios pakeitimą, apie suvokimą atnaujinantį, augantį, bręstantį suvokimą, apie tai, koks yra Dievas, ką Jisai daro, apie tai, kad mes neprisitaikom prie pasaulio, mes nesivadovaujam pasaulio principais, mes nesivadovaujam pasaulio filosofiją, mes nežiūrime nei iš legalistinės, nei iš anarchinės perspektyvos, mes turime turėti labai aišku, biblišką, į Dievą nukreiptą, į Jo Evangeliją susitelkusią pasaulėžiūrą, kuri atitinkamai ir sveikai reaguotų į valdžią, kuri yra tuo metu, bet kokią valdžią. Post, prieš ar covidinė? Post, prieš fašistinę, komunistinę, liberalią, demokratinę, autoritarinę. Prie bet kurios valdžios šitos eilutės turi prisiderinti. Ir mes negalime atmesti šito mokymo vien dėl to, kad mūsų situacija ir mūsų politinė padėtis yra kitokia. Jeigu taip jau žvelgiant, tai situacija, kurioje yra Romos imperija ir kurioje esame mes šiandieną, yra visiškai skirtingos. Ir dabar tikrai nėra daug griežčiau ir blogiau negu buvo prieš tai. Tai įsivaizduokit, kad Paulius rašo apie paklusnumą valdžiai, kuri oficialiai garbina kitus dievus, kuri oficialiai naudoja tam tikrą priespaudą valdžią, kuri praktikuoja vergystės visus tos dalykus. To, prie ko mes šiandieną ne už ką negalėtume pritapti ir priprasti. Tai vat, tą turime prisiminti, kai Paulius sako, atnaujinkite savo supratimą ir pastatykite ją ant evangelinio mokymo. Pastatykite ją ant Dievo dvasios, kuri mums nurodo principus, kuriuos mes jau turime eiti ir pritaikyti savo gyvenime. Nesiderinti prie pasaulio, daryti tai, kas yra teisinga visų akyse, taip kaip mes kalbėjom prieš savaitę. Mes turime elgtis taip, kad niekas negalėtų mums prikišti kažko. Nei kas liečia mūsų asmeninį gyvenimą, šeimos gyvenimą, bažnyčios gyvenimą, nei pilietinį, visuotinį gyvenimą. Mes turime būti neprikaištingi visais atžvilgiais ir visose srityse. Taip pat prisiminkit, kaip praeitą savaitę kalbėjom, kad Paulius ragina mūsų atsikratyti bet kokios minties apie kerštą ir apie teismą vykdymo savo rankomis. Tai vat, šitame kontekste mes keliaujame į 13 skyrių. 13 skyriui šitas transformuotas gyvenimas yra pritaikomas pilietiniai tvarkai. Jisai sako, kad paklusnumas valdžiai yra dalis geros, malonios, tobulos Dievo valios, kuri yra skirta atsinaujinančiam, besinaujinančiam, augančiam, bręstančiam, stiprėjančiam, atsivertusiam krikščioniui. Jeigu taip trumpai reziumuoti, subalansuota pozicija, reformuota pozicija būtų tokia, kad gerbkite valdžią. Paulius mokina gerbti valdžią. Taip pat jisai leidžia priešintis nuodėmingams įstatymams. Bet svarbiausia, šitoje ištraukoje jisai ragina mus atmesti bet kokią anarchiją. Jeigu taip pažiūrėti šitas 7 eilutes, jas galim būtų suskirstyti paeiliui maždaug taip. Pirma eilutė kalba apie įsakymą, antra eilutė kalba apie priežastį, trečia, ketvirta kalba apie tikslą. Nuo 5 eilutės mes matome motyvą ir galiausiai jis sako apie praktiką. Tokios 5 dalis. Įsakymas, priežastis, tikslas, motyvas ir praktika. Sako, kiekviena valdžia turi, tai yra kiekviena siela turi paklusti. Kiekviena siela turi paklusti. Nesakoma krikščioniška siela, nesako romėniška siela, nesako žydiška siela, nesako pagoniška siela, nesako atsivertusi, neatsivertusi, paaugusi, išprūsusi, neišprūsusi. Paulius duoda visiškai universalų pasaulietinį principą, kad kiekviena siela
privalo ir turi paklusti valdžiai, valdžios institucijai. Ir tas žodis paklusimas nėra galbūt tiksliai išverstas lietuvių kalba. Nes paklusnumas, jeigu taip, kas angliškai supranta, kalba apie obedience arba submitting. Tai va tas žodis paklusimas yra vartojamas šiek tiek kita prasme. Paulius yra, arba ne Paulius, bet šventas raštas laiške Hebrajams. O aš manau, kad tai yra laiškas Hebrajams atspindi Paulius mokymą, kaip ir visą Biblijos mokymą, yra nuoseklus, galbūt netgi iki tokio lygio, kad tai yra pamokymas skirtas žydams, kurį laiško Hebrajams autorius yra išgirdęs iš Paulius. Aš sakyčiau, kad tas ryšys yra daug glaudesnis tarp laiško Hebrajams ir Pauliaus asmeninio mokymo, negu daugelis galvoja. Tai vat laiške Hebrajams 13 eilutėj, 13 skyrius 17 eilutė sako, naudoja tos du žodžius kartu. Tas hipostaso, kuris kalba apie pagarbą arba pritarimą, yra naudojamas kaip kitas žodis, negu yra paklusnumas. Graikiškai yra du žodžiai, kuriuos galima būtų išversti paklusnumas arba pritarimas, arba pagarba. Ir ten jie yra naudojami ne vienas vietoj kito, bet vienas šalia kito, nusakydami du dalykus, kurie yra panašios minties. Žiūrėkit, ką sako tenai autorius Hebrajams. Jisai sako 13:17. Sako, klausykite savo valdovų ir būkite jiems atsidavę. Tai vat tas žodis klausyti yra paklusti, o kitas žodis, kuris vartojamas kaip atsidavę, yra tas pats žodis, kuris laiške romiečiams yra naudojamas kaip paklusnumas arba paklusti. Ir iš to aš brėžiu principą, kad Paulius čia nesako, kad visame kame, be jokios išimties, be jokio apmąstymo, be jokio supratimo mes privalome klausyti kiekvieno paraidinio valdžios įstatymo. Paulius labiau nusako apie principą, kurį kiekvienas krikščionis turi vadovautis, atsižvelgdamas į bet kurią valdžią, kuri yra jam duota. Ir sako, kiekviena siela tebūna klusni, arba kiekviena siela tebūna pagarbi arba atsidavusi, taip kaip laiške Hebrajams nurodo, atsidavusi tai valdžiai, kuri šiuo metu yra virš tavęs. Paulius kalba apie požiūrį. Paulius kalba apie požiūrį, ne apie veiksmą, kuris galbūt klaidingai yra sufleruojamas tuo žodeliu klausyti. Bet Paulius kalba apie nuostatą ir širdies nuostatą, kuri turi saistyti kiekvieną krikščionį, kurioje valdžioje jisai begyventų. Tas paklusnumas neturi būti tapatinamas su absoliučiu klausimu, bet tas paklusnumas turi būti tapatinamas su visiška pagarba ir pritarimu. Priešinimas, jeigu pažiūrėtumėte į tas dvi pirmas eilutes, yra paklusnumas ir nėra paklusnumas ir nepaklusnumas. Nes Paulius sako, kiekviena siela tebūna klusni aukštesniems valdžioms. Nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, esančios valdžios nustatytos. Todėl, kas priešinasi valdžiai. Tai antra eilutė nustato antonimą paklusnumui. Tai tas žodis yra priešinimasis. Ne klusnumas ir nepaklusnumas, bet aktyvus priešinimasis arba priešprieša arba maištas prieš valdžią. Tai Paulius sako, kad kiekviena siela tebūna paklusni, jis sako, nemaištaukit. Nedemonstruokit savo išdidumo, puikybės ir maištingos dvasios, bet būkite nuolankus ten, kur jūs esate. Kodėl Paulius taip sako? Nes krikščionybė nepanaikina žemiškos tvarkos. Atgimimas nepanaikina paklusnumo valdžiai, o kaip tik atgimimas skatina nuolankę, nusižeminusią poziciją visomis kryptimis. Ir dėl to Paulius tą visą dalyką stato ant 12 eilutės pabaigos.
Jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink, jeigu trokšta, pagirdik ir taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Ir tuomet jisai eina ir kalba apie valdžias, kurios iš tiesų galėtų būti piktos. Ir žinot ką, labai dažnai yra piktos. Labai dažnai yra priešiškos ir labai dažnai yra nesažiningos. Bet tai nesuteikia mums teisės kerštauti, maištauti ir priešintis. Ir būtent apie tai Paulius kalba. O priežastis yra labai paprasta. Priežastis yra taip pat nurodoma, kadangi valdžia arba bet kuri valdžia ateina iš Dievo. Dėl to, kad tai, kad ta valdžia yra virš tavęs, yra Dievo nutarimas ir Dievo paliepimas. Ir kiekvienas maištas prieš bet kokią valdžią yra netiesioginis arba tiesioginis maištas prieš Dievą, kuris tą valdžią yra suteikęs. Nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, sako šita eilutė. Ir tai reiškia, kad krikščionis turi paklūsti Dievui ne vien, tai yra paklūsti valdžiai ne dėl valdžios, bet dėl Dievo. Lygiai taip pat, kai prieš pastatoma yra valdžia ir Dievas, krikščionis turi krypti į Dievo pusę. Atsiminkite apaštalų darbus 5 skyriuje, kai Paulius, tai yra Jonas su Petru, atsisakė paklūsti tuometiniai valdžiai ir sakė labai aiškiai, kam aš turiu paklūsti? Dievui ar žmogui? Ir tose atvejuose, kai priešprieša atsiranda tarp Dievo įstatymo ir valdžios įstatymo, krikščionis turi eiti su Dievu. Ir jeigu tai reiškia, kad jis eina prieš valdžią, tebūnie tai būna prieš valdžią, bet tebūnie motyvas tinkamas ir teisingas. Bet visais kitais atvejais Dievas yra įsteigęs bet kurią valdžią. Dėl to, kad tie principai yra būdingi pačiam jo charakteriui. Dievas sako, aš esu ne chaoso, bet tvarkos Dievas. Ir tai tvarkai įvykdyti, įgyvendinti ir įsteigti, jisai ir nurodo valdžias. Nepamirškite, kad jisai yra virš valdžios ir jisai vykdo savo teisingumą ir savo teismą, naudodamas arba pritaikydamas bet kurią valdžią. Ir dėl to mes turime pripažinti ir suprasti, kad vyriausybės egzistuoja pagal Dievo apvaizdą, o ne dėl savo moralinių nuopelnų. Ne tos valdžios, kurios yra geros ir paklusnios Dievo, yra įsteigiamos, bet kokia valdžia yra įsteigiama pagal Dievo apvaizdą tiems tikslams, kurie Dievas yra jiems numatęs. Ir tam laikotarpiui, kurią Dievas yra jai numatęs. Ir ne mūsų yra užduotis priešintis tai valdžiai, kuriai Dievas tam tikrų metų, dėl tam tikros priežasties yra pastatęs virš mūsų. Tai yra biblinis principas. Priešintis autoriteto principui reiškia priešintis Dievui. O kas tas priešintis? Kas tas maištavimas, kurį Paulius čia taip aiškiai uždraudžia? Tai yra aktyvus pasipriešinimas. Aktyvus ir neteisėtas pasipriešinimas arba nepaklusnumas valdžiai. Tai nėra tas pats, kas priešintis nuodėmingiems įsakymams. Bet Paulius mums sako į tą poziciją, į paklusnumo nuostatą, kurią mes ateiname į bet kokią diskusiją, į bet kokią priešpriešą ar į bet kokį pasikalbėjimą su, tai sakykime, mums nedraugiška valdžia. Jisai sako, paklusnumo pozicija yra tinkama krikščioniška pozicija. Tai yra nuolankumo pozicija, kuri gerbia ir pripažįsta tvarką. Paulius bando atmesti bet kokią galimybę mūsų širdyje užgimti privačiai arba asmeniniai revoliucijos dvasiai. Nes ten, kur valdžia nesipriešina Dievo įstatymui, valdžia turi teisę nurodinėti ir nusakinėti, ko jie reikalauja. Ir valdžia, jeigu Dievas laimina, suteikia įrankius legaliai, teisėtai ir teisingai priešintis arba kreipti tos principus, jeigu mes kažkokiu tai pagrindu su jais nesutinkam. Bet principas yra paklusnumas.
Ir taip pat turim pripažinti, kad bloga vyriausybė arba bloga valdžia yra geriau negu jokios valdžios. Va čia yra esmė. Ne bet kokia valdžia yra gera valdžia, bet netgi bloga valdžia yra geriau negu jokios valdžios. Paulius apeliuoja į šitą principą ir kalba bažnyčiokams, krikščionims viduje dėl to. Ne dėl to, kad romėnų valdžia yra tokia gera ir tobula, kad jai privaloma paklusti be jokių išlygų, bet dėl to, kad bet kokia valdžia yra iš Dievo. Ir mes taip pat matome, kad ta valdžia iš Dievo nėra absoliuti. Bet kokia valdžia yra ribota, yra laikina. Ir jinai negali prasiskverbti į bet kurią gyvenimo sritį. Nes parašyta, kad valdovai nėra baisus tiems, kurie elgesi gerai. 3-4 eilutės. Bet tiems, kurie elgesi blogai. Paulius apibūdina ne tai, ką vyriausybė daro šiuo metu, vienareikšmiškai, bet tai, kam jinai yra skirta. Ir toks turėtų būti mūsų tikslas, mūsų visas pastangas civilinėje toje sferoje nukreipti į tai, kad iš tiesų valdžia vykdytų tai, kad Dievas yra mums nurodęs vykdyti. Kad jie saugotų žmogaus atvaizdą, žmogaus vertę, žmogaus laisvės, teisės. Taip, visa tai yra valdžios užduotis. Bet lygiai taip pat jinai turi pareigas ir turi galią ir turi įgaliojimą iš Dievo, ne iš žmonių. Mes turim suvokimą, kad žmonės susirenka ir išsirenka savo valdžią ir jie yra tie, kurie tai valdžiai diktuoja, bet taip nėra. Mes turim prisiminti apie tas sferas, kurias Dievas paskirstė visame pasaulyje, tas sistemas, kurios yra atskiros, bet kartu jos ribojasi. Tai yra valdžia, šeima ir bažnyčia. 3 dalykai. Jie yra glaudžiai tarpusavy susiję, bet jie yra atskiri ir ne veltui mes taip sakom. Ir dėl to mes atskiriam bažnyčią ir valdžią. Ir sakom, bažnyčia ir valdžia yra 2 skirtingi dalykai. Ir gali kilti didelių problemų, kai bažnyčia užsiema valdžios poziciją ir turi teisę keršyti bei laikyti tą tvarką ir sulaikyti blogį. Prisiminkite, kam yra duoti raktai, o kam yra duotas kardas. Valdžiai kardas. Kas įdavė? Ne bažnyčia, ne žmogus, bet Dievas įteikė kardą tam, kad jie teisingai gintų visus įstatymus, kurie yra atspindintis Dievo moralę. Paimkime visus tuos likusius 10 Dievo įsakymų, kurie nusako apie pagarbą tėvams arba pagarbą valdžiai. Galime daryti ir tą šuolį. Bent jau Vestminsterio katekizmas, Vestminsterio išpažinimas tą mokymą išlaiko. Kad 5 įsakymas gerbti tėvą ir motiną iš esmės atspindi pagarbą valdžiai civilinėje sferoje, kadangi Dievas nustatė šeimoje tėvus ir motiną kaip autoritetą, o gyvenime valdžią ir vyriausybę kaip autoritetą civilinėms dalykams. Bet taip pat jisai labai glaudžiai apibūdino, kokie yra valdžios atsakomybės. Sulaikyti blogį, girti, skatinti gėrį, išlaikyti tvarką ir nešti kardą. Tai yra bausti ir drausminti tuos, kurie nevykdo ir nesilaiko Dievo nustatytų reikalavimų. Bet ko valdžia negali, tai kištis iš šeimos ir bažnyčios įtakos sferas arba bent jau nustatinėti tvarkos ten, kur Dievas jiems nėra numatęs tos tvarkos. Mes turim prisiminti, kad kiekviena įtakos sfera, jinai turi savo atskaitomybę prieš Dievą. Bažnyčioje bažnyčia atskaito prieš Dievą. Šeimoje šeima atsiskaito prieš Dievą. Ir valstybė atsiskaito prieš Dievą. Turim prisiminti, kad tos sferos tarpusavy sąveikauja ir gali padėti viena kitai. Tai yra Dievo palaiminimai išreiškimi, kada tiek bažnyčia, tiek šeima, tiek valdžia sutarė dėl vertybių, dėl moralės ir dar skatina vieną kitą. Tai yra palaiminimas, kuris ateina arba neateina iš Dievo, kuris
išsilaiko arba pasibaigia tam tikrų numatytų metu. Bet lygiai taip pat mes turime apibriežti, kad priešiškumas arba tų ribų peržengimas turi būti vardinimas kaip tam tikra tironija, kai valstybė pažeidžia sąžinės reikalus, už kurios yra atsakinga bažnyčia, kai valstybė pažeidžia moralės principus, vadindama blogį gėriu, kai valstybė nusako arba įsako nusidėti, kai reguliuoja Dievo garbinimą, arba kai panaikina šeimos ar bažnyčios autoritetą. Mes galime tos dalykus atpažinti, bet neturėti maištingos dvasios. Štai kame yra esmė. Mes galime tiems dalykams priešintis taip, kaip yra tinkama priešintis, be paniekos, pasipiktinimo, pažeminimo arba maištaujančios dvasios. Ir principas arba motyvas yra nustatytas 5 eilutėje. Jis sako, taip yra teisinga ne vien dėl to, kad valdžia yra skirta su kardu valdyti, bet taip pat dėl to, kad taip yra teisinga prieš Dievą. Jis sako, principas yra sąžinė prieš Dievą, švari sąžinė. Dėl mūsų paklusnumo, nuolankumo ir pripažinimo tos įtakos sferos, kuri yra nustatyta mūsų valdžiai. Todėl, sako, reikia paklusti. Ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės. Mes gyvename gyvenimą kiekvieną dieną atsakydami arba atsiskaitydami prieš Dievą. Ir mūsų sąžinė mums byloja, kad Dievas yra tvarkos Dievas, ne chaoso Dievas. Ir Dievas nustato, ir Dievas yra valdžioje. Ir Dievas yra suverenus ir Jisai daro tai, ką Jisai turi daryti, ten, kur Jisai turi daryti. Dėl to mūsų sąžinė yra tas principas. Dėl paklusnumo. Mes turim pripažinti, kad paklusnumas neturi būti vedamas baimės. Tam, kad pragmatiškai arba tiesiog, kad išvengtume baudų. Tam, kad išvengtume bausmės. Tai nėra paklusnumas iš išskaičiavimo. Tai yra paklusnumas iš širdies, taip kaip paklūstame Dievui per paklusimą valdžiai, kuri yra nustatyta ir nurodyta iš Dievo. Dievu yra grindžiamas šitas paklusnumas. Dėl to, kad sąžinė galiausiai atsako prieš Dievo teismą. Ir tas sąžinės principas yra aukštesnis už baimę. Ir dėl to dabar, kai mes sakom, kad kiekviena siela turi paklusti, bet vienos sielos paklūsta vien tik tai dėl baimės, o atsivertusios krikščioniškos sielos paklūsta dėl sąžinės. Nes jinai nori gerbti Dievą. Jinai nori paklūsti Dievui. Jinai pripažįsta, kad ta tvarka, kuri yra nustatyta, atspindi Dievo valią. Ir tik tai tais atvejais, kai valdžia reikalauja, įsako nusidėti arba varža krikščionišką ir laisvą sąžinę, krikščionis turi teisę priešintis dėl tos pačios sąžinės, nes sąžinė yra aukščiau. Dabar jau, kai yra konflikte sąžinė ir baimė, mes turime eiti su sąžinė, nes sąžinė daug glaudžiau, daug tiesiau yra susijusi su Dievo nurodymu ir Dievo paklusnumu. Bet nepamirškite, kad biblinis pasipriešinimas yra gimstantis iš principo, iš suvokimo, iš paklusnumo, iš Dievo baimės. Jisai visada yra tvarkingas, jisai yra apgalvotas, jisai yra neskubotas, jisai yra ramus, jisai yra pagrįstas, jisai yra apsvarstant visas už ir prieš. Ir jisai nėra būtinas. Tai yra dalykas, kurį mes dažnai pamirštame savo maištingos sielos užsidegime. Mes neprivalome priešintis, net jeigu valdžia yra neteisinga. Bet jeigu priešinis, tai priešinkis iš principo, priešinkis tvarkingai ir būdamas pasirengęs kentėti. Toks yra motyvas dėl sąžinės. Praktika yra paprasta. Paulius reikalauja įprastos pilietinės
ištikimybės. Jisai sako, jeigu jums reikia mokėti mokesčius, mokėkite. Jeigu reikia gerbti, gerbkite. Jeigu reikia paklausti, paklauskite. Jūs turite būti nepriekaištingi ir ištikimi. Paulius kalba apie įprastus veiksmus, apie mokesčius, apie garbę ir pagarbą. Netgi netoboloms valstybėms priklauso tie dalykai. Garbė už pareigas, pagarba dėl tvarkos, bet pagarba be stabmeldystės. Mes nepaklūstame ir neišaukštiname valdžios. Mes pripažįstame ją ir pastatome ją tinkamoje vietoje. Virš mūsų, bet po Dievu. Ir paklusnumas turi būti iš nuolankumo. Ir pasipriešinimas turi būti be maišto. Taigi išvados yra tokios, kad vienybė su Kristumi mus veda į tvarkingą paklusnumą visoms institucijoms, kurios yra Dievo įsteigtos virš mūsų. Prisiminkit, kad subalansuota ir tinkama pozicija yra gerbti valdžią, priešintis nuodėmingiams įsakymams ir atmesti bet kokią anarchiją. Paulius nesiūlo vyriausybės strategijos ar revoliucijos prieš ją. Tai nėra šito laiško paskirtis, iš šitos ištraukos. Paulius mums kalba apie tai, kad bet koks netgi politinis susiskaldimas gali suskaldyti Dievo kūną. Ir yra pavojingas ir kenksmingas bet kuriai bažnyčiai, kuri nesusitaria dėl valdžios klausimų. Paulius taip pat ragina ir labiausiai pabrėžia vienybę su Kristumi. Virš politinio susivienijimo. Net jeigu neįmanoma pasiekti tobulų politinių įsitikinimų šitoje bendruomenėje, mūsų vienybė neturėtų suskilti dėl to, kad Paulius ragina mums išlaikyti vienybę kaip pagrindinį arba esminį bet kurios bendruomenės principą. Jeigu ką, tai Paulius siūlo Evangeliją pagrįstą širdies ir proto revoliucinį požiūrį į paklusnumą. Jisai kviečia mus apsvarstyti ne savo poziciją į valdžią, bet į savo širdį, bet kokios valdžios pagrindui. Jis sako mums, jeigu norit perversmo, tai kreipkite žvilgsnį į savo širdis. Jeigu norit perversmo, tai šalinkitės pasaulietinio, išpuikusio, susireikšminusios pozicijos ties bet kuo. Ir atpažinkite, kad bet kokia priešprieša, maištas, revoliucija labiau kalba ne apie pasaulinę santvarką, kurią mes visi pripažįstame esant netobulą, bet į mūsų širdies poziciją. Paulius visą tai ragina daryti bažnyčios ir Evangelijos vienybės labui. Jisai kalba apie vieną kūną, jisai kalba apie vieną viešpatį, jisai kalba apie vieną paklusimą Kristui. Jisai mums primena, kad būtent toks ir buvo Jėzaus pavyzdys ir Jėzaus mokymas mums. Kai jisai stojo prieš Pilotą, sakė, jeigu mano valdžia būtų susitelkusi vien tik tai į šitą politinį perversmą, aš būčiau turėjęs didelę kariuomenę, bet mano esmė. Mano valdžia yra ne iš šio pasaulio ir dabar aš atėjau vykdyti kitų dalykų. Ir jisai kalba apie širdies perversmą, apie naują, apie kitokią karalystę, apie dangaus karalystę. Ne žemišką, ne valdišką, ne ūkišką, ne įstatymišką, bet apie perversmą, kuris vyksta širdyje ir sako, aš atėjau būtent tam. Ir jeigu tai reiškia visišką, neteisingą, neteisėtą, nesažiningą nusižeminimą, tebūnie. Kristus, prisiminkite, pakluso neteisingai, neteisėtai valdžiai. Ne todėl, kad jie buvo geri, bet dėl to, kad Tėvas buvo suvereniai nustatęs šitą planą. Dėl to, kad Dievas jį ir siuntė į būtent šitokią situaciją. Būtent dėl to Dievas jį siuntė ant kryžiaus, kad neteisų žmonės jį spjaudytų, žemintų ir nukryžiuotų. Ir jis sakė, jis nepravėrė burnos. Jis nepravėrė burnos, nors turėjo visišką teisę, nes jo širdį galėjo užgimti šitas
neteisingumo jausmas, kuris užgimsta mumise. Taip tarsi mes visada būtume teisingi, o tos valdžios, kurios yra virš mūsų, visada yra neteisingos. Taip nėra. Bet esmė ir principas ne dėl to taip vyksta. Jisai turi paklusti ir vykdyti didesnį Dievo išgelbėjimo planą. Jisai rūpinasi išganimo dalykais, būdamas čia žemėje, klausydamas valdžios, kuri yra kvaila, nesąžininga ir netinkama. Dėl to, kad jisai mąsto apie nusidėjėlius. Dėl to, kad jisai mąsto apie pasaulį ir mąsto apie Dievo planą. Ir supranta, ir pripažįsta, kad Dievas naudoja neteisingus valdovus. Ir mes galime tai pripažinti ir pritarti tam dalykui, nepritardami tam neteisingumui, kuris vyksta pasaulyje. Krikščionis paklūsta ne todėl, kad vyriausybė yra aukščiausia valdžia, bet dėl to, kad Kristus yra aukščiausia valdžia. O Kristus, būdamas aukščiausia valdžia, nustato ir leidžia visas žemiškas valdžias, kurios dabar yra mūsų pasaulyje. Iki tol, kol karalius sugrįš. Jo tauta, tai yra krikščionis, gyvena kaip nuolankus, tvarkingi ir Evangelija nusiteikia, nukreipti žemės ir dangaus piliečiai. Taigi, krikščionis noriai ir su tyra širdimi ir džiaugsmingai paklūsta valdžios institucijoms, gerbia valdžią, paklūsta, žinoma, ten, kur yra įmanoma, arba ten, kur neįmanoma nebepaklūsti. Bet netgi tose situacijose jisai kenčia kantriai. Jisai žvelgia į Dievą ir viliasi amžinybę. Jisai atmeta bet kokią maišto dvasią. Jisai atpažįsta ir gerbia visų tų 3 sferų įtakos ribas. Ir jeigu jam tenka priešintis, jisai priešinasi teisėtai ir teisingai, sąžiningai, tvarkingai, kreipdamas žvilgsnį į Dievą ir į būdą jį pagerbti, jam paklūsti ir jį pagarbinti. Štai yra pavojus. Štai yra nepriimtinas dalykas. Negalima, kad nepasitikėjimas valdovais taptų nepasitikėjimu Dievo apvaizda požymiu. Mes negalime abejoti ir elgtis taip, kad Dievas nesuteikia tos valdžios ir nevadovauja pasauliui taip, kaip jis vadovauja, net jeigu mums nepriimtina yra situacija pasaulyje ir aplink mus. Dievas valdo vadovus, šalis ir įstatymus ir taip toliau. Nei vienas nutarimas, nei vienas įstatymas neprasilenkia su jo apvaizda ir numatytų planu, numatytam laikui čia žemėje. Mes turim prisiminti, kad tai yra ribota ir kad tai veda mus į ateitį. Tironai kyla ir krinta iš jo rankos. Valdžios ateina ir valdžios išeina. Mes negalime susitelkti į išorinius dalykus, mes turime žiūrėti į savo širdies nuostatą. Ir mūsų požiūris į valdžią yra labai geras mūsų širdies, maištaujančios iš didžios ir išpuikavusios širdies atspindys. Dėl to ištirkime ir savo elgesį, ir savo dvasią. Ištirkime savo širdį. Ar tu kalbi apie vadovus su panieka? Ar kai tu kalbi neigiamai, ar tu kalbi niekindamas ir žemindamas? Tai būna ištyriamasis klausimas. Paklauskit savęs, ar tu daugiau protestuoji ir diskutuoji, nei meldiesi? Tai yra geras patikrinimas. Ar tu labiau praleidi daugiau laiko melsdamasis už valdžią, kad ir tam, kad jinai pasikeistų, kad jinai taptų to Dievo įrankiu, taip kaip jisai yra numatęs? Ar tu esi pasipiktinęs, nepatenkintas, tas, kuris mano ir išmano geriau, negu kad Dievas yra numatęs tuo metu ir tai šaliai? Ištirkite savo dvasią. Ar ji yra taiki ir ištikima? Nes maištinga dvasia dažnai gali užsimaskuoti kaip įžvalga
drąsa, krikščioniška laisvė, gali prisidengti visais tais dalykais, bet širdyje nebūti tokia. Pasižiūrėkit, ar jūsų dvasia yra, ar jūsų širdis yra sąžininga, ar jinai blaiviai įvertina, ar jinai teisingai vertina. Pagalvokit, ar jūsų šitas maištas, kad ir koks jisai bebūtų, ar jisai yra formuojamas Evangelijos, ar jūsų vertinimas yra atsižvelgiantis į Dievo išgelbėjimo planą. Nes prisiminkit, kad tas revoliucinis uolumas, tas maištas dažnai kyla iš baimės, pasididžiavimo ir nepasitikėjimo Dievo nustatytų metu arba Dievo nustatytų laiku. Dar prisiminkite, kad mūsų viltis nėra reformose ir pasipriešinime. Mūsų viltis žiūri į ateitį ir laukia teisėto ir tobulo karaliaus sugrįžimo. Kol Kristus viešai, kol Kristus atvirai ir tobulai nevaldo, jo tauta, tai yra krikščionis, tai yra mes, privalo gyventi nuolankiai, tvarkingai ir ištikimai, kaip dangaus ir šitos žemės, šitos valdžios, šitos šalies, šito laikotarpio piliečiais. Nusistatykite savo viltį. Pasižiūrėkite, į ką jūs sudėjote viltis. Į teisingą ir sąžiningą valdžią ir tvarką visiems šiandieną žemėje? Ar į Kristų, kuris ateis ir vykdys tobulą ir teisingą teismą tam nustatytų laiku? Mūsų laisvė yra ne čia. Mūsų valdžia yra ne išorinė. Mūsų džiaugsmas yra nelaikinas. Mes žvelgiame ir tikimės tobulų dalykų ateityje. O kol Kristus nesugrįžo, mes gyvename kaip tvarkingi ir sąžiningi dangaus ir žemės piliečiais. Amen.